Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Įvei, projektas, daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Filipiečiams 4:06. Nieko nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Filipiečiams 4:07. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Filipiečiams 4:08. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Filipiečiams 4:09. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Filipiečiams 4:20. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius. Amen. Kolosiečiams 2:06. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Kolosiečiams 2:07. Įsišaknyje bei statydindamiesi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti kupini dėkingumo. Kolosiečiams 2:18. Niekas ten neatima jūsų atlygio, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtę savo kūniškais samprotavimais. Kolosiečiams 3:01. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Kolosiečiams 3:02. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Kolosiečiams 3:05. Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje, ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Kolosiečiams 3:12. Todėl kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžių gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Kolosiečiams 3:13. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. Kolosiečiams 3:14. O virš viso šito apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištis. Kolosiečiams 3:15.
Jūsų širdyse te viešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. Kolosiečiams 3:16. Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopą išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite viešpačiui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Kolosiečiams 3:17. Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Kolosiečiams 3:18. Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje. Kolosiečiams 3:19. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Kolosiečiams 3:20. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka viešpačiui. Kolosiečiams 3:22. Jūs, vergai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną, ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyro širdies bijodami Dievo. Kolosiečiams 3:23. Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Kolosiečiams 4:01. O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite šeimininką danguje. Kolosiečiams 4:02. Nuolat melskitės budėdami ir dėkodami. Kolosiečiams 4:03. Melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš surakintas. Kolosiečiams 4:05. Elkitės protingai su pašaliniais, išnaudodami laiką. Kolosiečiams 4:06. Jūsų kalba visuomet būna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti. 1 Tesalonikiečiams 4:01. Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje, jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos. 1 Tesalonikiečiams 4:04. Ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį indą šventume ir pagarboje. 1 Tesalonikiečiams 4:11. Stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir dirbti savo rankomis, kaip jums įsakėme. 1 Tesalonikiečiams 4:18. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. 1 Tesalonikiečiams 5:06. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs. 1 Tesalonikiečiams 5:08. O mes, priklausydami dienai, būkime blaivūs ir apsirengę tikėjimo bei meilės šarvus ir užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą. 1 Tesalonikiečiams 5:11. Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote. 1 Tesalonikiečiams 5:12. Prašome jūs, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja jums viešpatyje ir teikia jums pamokymų. 1 Tesalonikiečiams 5:13. Be galo branginkite juos, mylėdami dėl jų darbo. Taikiai sugyvenkite tarpusavyje. 1 Tesalonikiečiams 5:14.
Raginame jūs, broliai, įspėkite nedrausminguosius, padrasinkite liūdinčiuosius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais. 1 Tesalonikiečiams 5:15. Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už blogą, bet visada siekite daryti gerą vieni kitiems ir visiems. 1 Tesalonikiečiams 5:16. Visada džiaukitės. 1 Tesalonikiečiams 5:17. Be paliovos melskitės. 1 Tesalonikiečiams 5:18. Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. 1 Tesalonikiečiams 5:21. Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. 1 Tesalonikiečiams 5:25. Broliai, melskitės už mus. 2 Tesalonikiečiams 3:01. Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų pašlovintas kaip ir pas jus. 2 Tesalonikiečiams 3:02. Ir kad mes būtume išgelbėti nuo netikusių ir nedorų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. 2 Tesalonikiečiams 3:06. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, šalintis kiekvieno brolio, kuris tinginiauja ir nesilaiko tradicijos gautos iš mūsų. 2 Tesalonikiečiams 3:12. Tokiems įsakome ir juos raginame per mūsų viešpatį Jėzų Kristų ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. 2 Tesalonikiečiams 3:14. O kas nepaklustų mūsų laiško žodžiams, tokį įsidėmėkite ir nebendraukite su juo, kad susigėstų. 2 Tesalonikiečiams 3:15. Nelaikykite jo priešų, bet įspėkite kaip brolį. 1 Timotiejui 1:18. Šį įsakymą perduodu tau, sūnau Timotiejau, pagal ankstesnės pranašystės apie tave, kad jomis remdamasis kovotum gerą kovą. 1 Timotiejui 1:19. Turėdamas tikėjimą ir gerą sąžinę. Jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo. 1 Timotiejui 2:01. Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones. 1 Timotiejui 2:02. Už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokiojopai dievotą ir kilnų gyvenimą. 1 Timotiejui 2:08. Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštin šventas rankas, be pykčio ir abejonių. 1 Timotiejui 2:09. Taip pat, kad moteris puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, nesupintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu. 1 Timotiejui 2:10. Bet kaip dera moterims, pasižyminčioms Dievo baimingumu, gerais darbais. 1 Timotiejui 2:11. Moteris tesimoko tyliai su visišku paklusnumu. 1 Timotiejui 4:07. Be dieviškų ir bobiškų pasakų venk, o ugdykis dievotumą. 1 Timotiejui 4:12. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės.
Tik taip pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, dvasia, tikėjimu, skaistumu. 1 Timotiejui 4:13. Kol atvyksiu, užsiiminėk skaitimu, raginimu, mokymu. 1 Timotiejui 4:15. Mąstyk apie šituos dalykus, atsidėk jiems visiškai, kad tavo pažanga būtų visiems akivaizdi. 1 Timotiejui 4:16. Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tame. Taip išgelbėsi save ir savo klausytojus. 1 Timotiejui 5:1. Senesnio žmogaus aštriai nebark, bet ragink kaip tėvą, o jaunesniuosius kaip brolius. 1 Timotiejui 5:2. Vyresnio amžiaus moteris kaip motinas, o jaunesnės kaip seseris, laikydamasis visiško skaistumo. 1 Timotiejui 5:3. Gerbk našles, kurios yra tikros našlės. 1 Timotiejui 5:4. Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, tegul šie pirmiausia išmoksta rūpinti savo namiškiais ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai patinka Dievui. 1 Timotiejui 5:16. Jei kuris tikintis vyras ar moteris turi pas save našlių, tegul jas aprūpina, kad bažnyčia nebūtų apsunkinama ir įstengtų padėti tikrosioms našlėms. 1 Timotiejui 5:17. Gerai vadovaujantis vyresnieji tebūna laikomi vertais dvigubos pagarbos, ypač tie, kurie dirba skelbdami žodį ir mokydami. 1 Timotiejui 5:20. Nuodėmiaujančius bark visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų. 1 Timotiejui 5:22. Skubotai niekam neuždėk rankų ir neprisidėk prie svetimų nuodėmių, išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 6:1. Vergai esantys po jungu, te laiko savo šeimininkus vertais visokiojopos pagarbos, kad nebūtų piktžodžiaujama Dievo vardui ir mokymui. 1 Timotiejui 6:2. O tie, kurie turi tikinčių šeimininkus, tegul jų neniekina, kadangi jie yra broliai. Geriau tegul jiems dar uoliau tarnauja, nes gaunantys naudą yra tikintys ir mylimi. Taip mokyk ir taip ragink. 1 Timotiejui 6:12. Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo gyvenimo, kuriam esi pašauktas ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse. 1 Timotiejui 6:17. Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apščiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. 1 Timotiejui 6:18. Tegul jie daro gerą, turtėja gerais darbais, būna dosnus, dalyjasi su kitais. 1 Timotiejui 6:20. O Timotiejau, saugok tai, kas tau patikėta, vengdamas netinkamo tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaravimų. 2 Timotiejui 1:08. Todėl nesigėdyk mūsų viešpaties liudijimo, nei manęs jo kalinio, bet draugė su manimi kentėk dėl Evangelijos jėga Dievo. 2 Timotiejui 2:02. Ir ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. 2 Timotiejui 2:07. Suprask, ką sakau, viešpats te duoda tau išmanimo apie visus dalykus. 2 Timotiejui 2:08. Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo palikuonių, kaip skelbiama mano Evangelijoje.
2 Timotiejui 2:14. Primink tai liepdamas viešpaties akivaizdoje, kad nekovotų žodžiais, nes iš to jokios naudos, vien tik žala klausytojams. 2 Timotiejui 2:15. Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamų darbininkų, neturinčių ko gėdytis, tiksliai perteikiančių tiesos žodį. 2 Timotiejui 2:22. Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi viešpaties. 2 Timotiejui 2:24. Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet būti malonus su visais, gabus pamokyti, kantrus. 2 Timotiejui 2:25. Romiai aiškinti prieštaraujantiems, rasi Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą. 2 Timotiejui 4:2. Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiai ištverme ir pamokymu. 2 Timotiejui 4:5. Bet tu būk visame kame apdairus, iškesk sunkumus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą. Titui 1:08. Bet svetingas, trokštantis gero, blaiviai mąstantis, teisingas, šventas, susivaldantis. Titui 2:02. Kad pagyvenę vyrai būtų blaivūs, rimti, santūrūs, sveiki tikėjimu, meile, kantrybė. Titui 2:03. Taip pat, kad pagyvenusios moterys elgtųsi garbingai, nebūtų apkalbinėtojos, besaikės vyno gėrėjos, mokytų gero. Titui 2:04. Skatintų jaunasias mylėti savo vyrus ir vaikus. Titui 2:05. Būti santūrės, tyras, rūpestingas šeimininkės, geras, klusne savo vyrams, kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis. Titui 2:06. Taip pat jaunuosius ragink, kad būtų santūrus. Titui 2:07. Pats visais atžvilgiais rodi gerų darbų pavyzdį, mokymo grynumą, garbingumą, nepažeidžiamumą. Titui 2:08. Sveika ir nepriekaištinga kalba, kad priešininkas liktų sugėdintas, neturėdamas apie tave pasakyti nieko blogo. Titui 2:09. Ragink, kad vergai būtų klusnus savo šeimininkams, stengtųsi visame kame jiems įtikti ir neprieštarautų. Titui 2:10. Kad nevoktų, bet rodytų visokiojo pagerą ištikimybę, kad visų kuo puoštų Dievo, mūsų gelbėtojo mokymą. Titui 3:01. Primink jiems, kad būtų paklusnus valdytojams ir valdžioms, kad būtų pasiruošę kiekvienam geram darbui. Titui 3:02. Niekam nepikčodžiautų, nesikivirčytų, būtų nuosaikus, visiems žmonėms rodytų visokiojo romumą. Titui 3:09. Venk kvailų ginčių, kilmės sąrašų, nesutarimų ir vaidų dėl įstatymo, visa tai nenaudinga ir tuščia.